Avinas ir jautis suderinamumas. Vienas veržlus, visuomet atviras pokyčiams, o kitas uždaras ir tylus. Tai labai skirtingos natūros ir dėsninga, jos nesupranta viena kitos. Jei mėnulio padėtis arba ascendentas skatina abipusį supratimą, gali pavykti pasiekti balansą. Abu ženklai yra jausmingi partneriai, tačiau aviną gali arzinti lėtas jaučio gyvenimo ritmas bei nuobodumas lovoje. Avinai trokšta linksmybių, tad nuolat bandys jų ieškoti arzindami visiškai nespontanišką jautį. Jaučiai darbštus ir puikiai moka elgtis su pinigais, avinai moka puikiai juos leisti. Šios sąjungos kelio pradžia sunki, tačiau jeigu pavyks santykius išlaikyti pakankamai ilgai, avinas ims vertinti jaučio pastovumą ir patikimumą. Jaučias turėtų suprasti, kad jam teks leisti avinai lyderiauti, kitu atveju šie santykiai bus trumpalaikiai. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.